Yra daug būdų, kaip galima rinktis tai, ką norisi veikti ateityje. Galima klausti tėvų, galima klausti bendraklasių, galima klausti karjeros konsultanto ar karjeros specialisto mokykloje. Galima lygiai taip pat pabandyti pasižiūrėti per japoniškai ikigai. Tai yra metodas, kuris suderina 4 tokias svarbias dalis susijusios su veikla. Ir jeigu jos visos 4 sutampa su ta veikla, vadinasi, galimai tai bus visai geras pasirinkimas. Tai nėra stebuklingas kažkoks metodas, jis nebūtinai išspręs visas jūsų problemas pasirinkant kažką tai, bet galbūt padės truputėlį praplėsti jūsų pasirinkimo horizontą. Tai pradėkime. Aš paprašysiu sustabdyti video po kai kurių pasakymų, kad galėtume truputėlį padirbti su savim ir užsirašyti atsakymus, kuriuo paklausiu. Taigi pirmoji dalis yra, ką aš mėgstu savo gyvenime, ką aš mėgstu veikti, kuriuos dalykus, ar tai būtų laisvalaikio, ar mokykloje, tiesiog kas man patinka veikti. Tiesiog imkite ir susirašykite, sustabdykite video, pasirašykite visus tos dalykus. Antrasis dalykas, tai yra, ką aš jau moku. Kiekvienas iš mūsų moko kažką jau dabar. Tai nėra kažkas labai tobulą mokant, bet yra dalykai, galbūt ir maži, galbūt ir netgi labai dideli, kuriuos jūs jau mokat kiekvienas. Tai imkite ir susirašykit dabar, sustabdę video, ką mokat. Trečiasis dalykas, čia gal yra sudėtingesnis, galvojant dabartinėje situacijoje, esant mokykloje, bet galim pasvarstyti, galim pasitarti su mokytojais, su savo bendraklasiais, už kokią veiklą žmonės mokėtų pinigų. O tiesiog pažiūrėkit, ar už tas veiklas, kurias jūs jau surašėte toje srityje, kurią mėgstu, kurią moku, ar už jas mokėtų pinigų. Jeigu nemokėtų, gal pagalvoti, o kaip būtų galima pritaikyti tas sritis, kad galėtų mokėti pinigų. Tai būtų vertinga, nes jeigu jums nieks nemokės pinigų už tą darbą, kurį jūs darysite, nebūtinai jūs džiaugsitės. Ir negalvokit, kad tokios specialybės, kurios susijusios su menu ar kažkokiais abstrakčiais dalykais, kad jos nėra mokamos. Jos apmokamos irgi. Tai jeigu turite omeny kokį nors meną, ten piešimą, teatrą, dailę, aktorystę ar dar kažką, jos irgi yra apmokamos. Tai tiesiog nenusiminkite, jeigu jūs norite tą veikti. Ir tada yra ketvirtoji dalis, kuri vėlgi tai yra ganėtinai paprasta dalis, nors iš tikrųjų ir gali pasirodyti kai kuriems ganėtinai sudėtinga. Tai yra, jūsų tos veiklos, to pasirinkimo reikėtų pasauliu. Tai reiškia, kad žmonėm tai būtų prasminga. Ir čia kai kurie gali susidurti su klausimu, o tai kas yra tada prasminga? Pagalvokit, turbūt, kad daugas, ką veikiat, jau dabar gali būti prasminga. Kažkas gali sakyti, bet aš labai mėgstu žaisti žaidimus ir aš moku juos žaisti, ir aš girdėjau, kad už žaidimus duoda pinigų, ar tai yra prasminga? Kas gali atsakyti negu jūs? Jeigu jums atrodo, kad kitiems žmonėms tai gali būti prasminga, viskas tvarkoja. Jeigu jums atrodo prasminga, irgi gerai. Tiesiog, kad turit paklausti, ar ta veikla gali būti prasminga jums ir kitiems žmonėms. Realiai tai toks klausimas yra, ar to reikia pasauliui pačiam. Jeigu jūs visas šitas 4 sritis, tai yra tas, kur jūs kažką mėgstat veikti, tą, ką mokat jau veikti, tas, kas duoda jums kažkokios tai finansinės grąžos, ateityje galėtų duoti, ir tokios veiklos reikėtų pasauliui, jeigu jūs visas sudedat ir jos visos gražiai dera, tai yra ta viena veikla užima ir apima visas 4 sritis, galima sakyti, kad jūs pasiekėt ikigai ir tai bus veikla, kuri džiugins jūs ir kuri padės jums gyventi, džiaugtis tą veiklą ir norėsit galbūt netgi rytais keltis į tą darbą, nes jinai bus labai smagi. Tai kiekvienas gali pagalvoti, kokia veikla yra jūsų mėgstama, kurią jūs jau mokat, kuri galėtų duoti pinigų ir kuri reikalinga pasauliui. Tikiuosi, tai kažkiek gali praplėsti jūsų horizontą, mąstant apie tai, ką veikti ateityje.